Sveiki visi, tėveliai ir šeimos nariai. Mano vardas Karolis Stasiūnas, esu saviugdos ir verslo treneris bei LDK bendruomenės įkūrėjas, bendrakūrėjas. Ir štai čia yra mano brolis, mano kolega Marius Germanas. Mariau. Sveiki visi, Karas ir minėjo, esu Marius Germanas, santykių coacheris, LDK bendruomenės bendraįkūrėjas ir šiandien kalbėsime apie temą, kaip išlaikyti save, nepamesti savęs, siekiant savo tikslų ir kuriant šalia šeimą, nes tai yra vienas iš iššūkių, su kuriais dažnai susiduria klientai, kadangi sukuriant šeimą mes kartais pamirštame, kur mes ėjom, dėl ko ėjom ir tuomet prasideda problemų šeimoje. Tai prašom, Karoliu, užveskant temas. Puiku. Tai iš tikrųjų vienas esminių dalykų mano pačio socialiniam gyvenime yra šeima. Projektai, kuriuos kuriu, yra paremti šeimos vertybėmis. Darbai, kuriuos darau, yra apsupti šeimos nariais ir bendruomenės nariais. Ir tai yra neišvengiama dalis mūsų gyvenimo. Vienaip ar kitaip mes esame bendruomenės, visuomenės dalis ir žiūrint šiek tiek giliau ir plačiau, visi esame viena didelė šeima, kuri vienaip ar kitaip prisideda prie bendros ekonomikos, prie bendros kultūros, prie bendrų socialinių konstrukcijų. Dabar šiandien mes kaip ir pristatysime jums keturių dalių dirbtuves, kurių metu mes kartu su Mariumi iš tikrųjų panersime į labai svarbias detalės, kas liečia šeimos kūrybą ir kas liečia tą ambiciją, kurią kiekvienas šeimos narys turi save ir kaip tai išlaikyti, nes asmeniškai esu susidūręs su tuo, kad žongliravimas tarp šeimos, tarp asmeninio tobulėjimo, tarp asmeninio gijimo, refleksijų ir tobulėjimo, bendro tobulėjimo su šeima, išlaikyti profesiją, išlaikyti hobius, pasirūpinti savo sveikata, savo sportiniais kažkokiais interesais ar kažkokiais laisvalaikio interesais gali būti, šiek tiek sudėtinga. O dar jeigu komunikacijos metu, kai mes bandome vieni kitus pasiekti, kai mūsų širdis bando susijungti ir mums tai neišeina, ir dar mes pradedame spardytis vieni su kitais, kabintis vieni kitus, ieškoti priežasčių, kaip išsikrauti vieni ant kitų, ar kaip pasijausti geriau per kažkokias situacijas, kurios padaro realiai tik blogiau. Ar esi susipažinęs su šitą būseną? Nes jeigu esi susipažinęs su bent viena iš šitų būsenų, mes kaip ir turime sprendimus tam. Ir dabar mano brolis Marius, jisai turi patirtį santuokoje 14 metų. Ir jisai turi patirtį ne tik 14 metų santuokoje, bet jisai turi patirtį ir bendratėvystėj, kai šeima nebėra atominė, kaip sakyti, kai tai nebėra vienas atomas, kai tai Marijaus gyvenime įvyko skyrybos ir jisai dabar su savo buvusia žmona augina vaiką, būdami atskirai, tačiau augina tai kartu, vis tiek bendri tikslai, bendras vaikas ir visi tie dalykai. Ir tai yra dar kitas šeimos modelis, kuriame tai yra visiškai atskiras pokalbis ir lygis to, ką mes patiriame kaip tėvai. Ir dabar šiandienos kulminacijose noriu, kad suprastumėte, jog mes paliesime tam tikras jautres vertybių temas. Mūsų tikslas yra tas vertybės parodyti, kaip jas galima transformuoti, kaip tai galime įsivardinti, kaip mes galime pamatyti pokytį. Ir labai svarbus elementas bus tai komunikacijos aiškumas, kaip vertybės ir komunikacija leidžia sukurti tvarę šeimą ir aišku šeimos palikimą, kuris palaiko mus kaip individus savo kelyje. Tai Mariau, norėčiau iš tikrųjų tave šiek tiek galbūt pakalbinti dėl mūsų žiūrovų. Tai vienas iš pagrindinių elementų, kas liečia skyrybas, tai yra komunikacijos trūkumas. Ir aš įvardinčiau dar, kaip tai, kai žmonės nežino savo vertybių, nežino, ko nori, bet rėkia.
Ir, žinai, kai susitinka du skirtingi poliai, kurie turi savo norių ir savo reikia ir savo nenorių, ir bando sukurti kažką kartu, tačiau jiems prasilenkia vertybės. Va tai yra tas momentas, kur įvyksta išsiskyrimas iš to, ką esu pats patyręs, iš to, ką esu matęs, skaitęs, su kuo dirbęs. Tai norėčiau tavo pasidalinimo, kurioje vietoje mes prarandame tą galimybę sujungti tas vertybės, kur yra ta riba. Labai gražiai pradėjai dėl komunikacijos, dėl rėkimo, šaukimo, kai širdis yra vis toliau viena nuo kitos. Ir tada mes pradedam rėkti, šaukti. O kodėl mes pradedam rėkti? Dėl to, kad atstumas tarp širdžių didėja. Labai graži alegorija yra tam. Santykių pradžioje mes kuždamės, mes kalbam ramiai, mes kalbam tyliai, mes galim šnabždėtis ir vis tiek girdėti vienas kitą, nes mūsų širdis yra viena prie kitos. Tačiau laikui bėgant, kai santykiai yra ilgesni, tai kažkam yra 2 mėnesiai, kažkam yra 2 metai ar 20 metų, per tuos pykčius, per komunikacijos trūkumą, per problemų atidėliojimą, iš tikrųjų neišsprendimą, mūsų širdis vis tolsta. Kuo širdis yra toliau, to reikia garsiau rėkti arba kelti bangas aukščiau, kad mes jaustumėmės išgirsti arba apgynę savo skausmo poziciją. Tai Karolis, kaip ir paminėjo, tai ir yra, kai mūsų, gal ne tai, kad vertybės prasilenkia, tiesiog mes jau esam taip toli, kad be kažkokios pagalbos arba be specialių technikų mes neturim šansų susikalbėti. Atrodo, kad abiem rūpi tas pats, tačiau vienas kalba iš 3 aukšto, kitas iš 1 aukšto ir abudu ginčiasi dėl vaizdo. Pirmam aukšte gyvendamas tu matai vieną vaizdą, 3 aukšte gyvendamas tu matai kitokį vaizdą. Ir pyktis kyla dėl to, kad o pas ką vaizdas teisingas, o kas mato teisingai. Ir labai yra sveika pradėti taikyti tai, kad dėl ko mes pykstame, ypač santykiuose, tai nėra, ne ant tavęs pykstu, tiesiog tai, ką tu pasakei, iškėlė manyje kažką, ką mes galim išspręsti, kalbėdami vieną su kitu. Tačiau kalbėti yra vienas dalykas, girdėti yra antras dalykas ir dar su kokia kokybė ir su kokia intencija mes tai darom. Karolis irgi gali puikiai, manau, paantrinti man, ir mūsų komunikacija, kai dirbam kartu, buvo momentų, kur mes kalbam, aš suprantu, kad aš noriu stengiu suprast, ką man Karolis sako, ir nepagaunu, vis toks tipo kartoja. Ir stoviu, jaučiuosi bukas, toks, atrodo, nepagaunu aš jo bangos, iš ko jis man tai sako. Suprantu, kad jam rūpi, suprantu, kad man rūpi. Bet tol, kol nepasako tuo kampu, kuriuo aš galiu girdėti, tol man nedaina, nes manęs ta informacija nepasiekia. Lygiai taip pat ir romantiniuose santykiuose, verslo santykiuose, su vaikais, su tėvais mes kalbam, dar jeigu esam jau pažengę, tai mes dar ir klausom, čia jau antras žingsnis, ir tada yra trečias, kad mes ir suprastume tai, kas yra sakoma, tam pačiame lygyje, iš kurio tai buvo pasakyta. Tuomet mes galime atsistoti kartu ant vieno lapo ir žiūrėti į vieną pusę. Ir tuomet jau rezultatai, ar tai bus verslas, ar tai bus romantiniai santykiai, ar tai bus šeima, tai yra atvaizduoja. Tačiau tai yra pastovus darbas. Tai nėra taip, kad vieną kartą atsistosi ant to lapo ir amžinai ten žiūrėsi. Tiesiog kuo dažniau bus noro atsistoti ant to lapo, kuo dažniau bus noro ir pasakyti, ir išklausyti, ir išgirsti, susilygiuoti su savo partneriu ir kalbėtis tuomet, kai yra skauda, tuomet, kai supranti, kad tavo žodžiai gali įskaudinti, kai tu supranti, kad tai, ką tu jauti, turi būti pasakyta ne dėl to, kad įskaudinti tą žmogų, o dėl to, kad tu negali šitos informacijos nešioti su savim. Dėl to, kad ta informacija kažkaip turi paveikti mūsų santykius. Ir yra svarbu išmokti tai pasakyti su nuolankumu, su pagarba. Ir gera komunikacija yra auksinis dalykas ilgalaikiam santykiam. Ir pritariant, kaip sakyt, Mariui, pratęsant Mariaus kalbą, yra labai labai svarbu suprasti,
kad kiekvieno iš mūsų suvokimas komunikacijoje, ypatingai kai kalbame apie šeimą, yra individualus ir kolektyvus. Tai nėra, kaip sakyti, vieni vartai. Tai nėra taip, kad va, mes šeima ir viskas, mes turim bendras vertybės. Tai yra pasiekiamas dalykas. Ta prasme, tu gali tai įgyvendinti, tu gali tai atrasti. Pirminis būtų etapas tai atradimas bendrų vertybių, ne? Tai mes pirmiausiai atrandame bendras vertybės. Bet, kaip sakyt, na, čia šiek tiek vėliau. Tai ką vat norėčiau iš tikrųjų labai išryškinti, tai tą skirtumą tarp individualių vertybių ir bendrų vertybių, arba, sakykime, tarp mano vertybių ir mano antros pusės vertybių, ne? Tai kai paimam du žmonės, jie ateina su dviem individualiom vertybėm. Du segmentai, sakykime, vyras ir moteris, abu atsineša savo vertybės. Ir paimsime labai paprastą temą, ne? Tai, sakykime, sveikata. Dabar, Mariau, kodėl, įvardink man, sveikata tavo vertybė, teisingai, ne? Taip, sveikata, jaustis gerai, panašiai gerai. Kodėl tai yra vertybė? Ar galėtum man duoti kelis pavyzdžius, kodėl tau tai yra vertybė? Tai vienas dalykas yra, man visą laiką patinka žiūrėti į save veidrodyje ir patikti savo. Be lašalinių, normaliai viskas. Taip. Viskas vieta. Ir kad mano kūnas funkcionuotų optimaliai tam, kam jisai gali. Tarpsime, ar tai bėgimas, ar tai yra prisitraukimai, ar tai kažkoks kažkur užlipti, nubėgti, pasiekti. Taip. Kad tai būtų be kažkokių pamastymų, ar kartais nesubirėsiu, ar ten, žinai, nereikės plaučių išspjauti užlipus į 3. aukštą. Tai man tai yra svarbu. Taip, ir vat, kaip girdite, Mariaus pavyzdžiuose yra, vadinkime, veiksmams pritaikyti paaiškinimai vertybėms. Ir iš tikrųjų, šeimoje dažnai būna toksai elementas, kur susitinka du žmonės, sueina kartu, pradeda kurti kolektyves vertybės, šeimos vertybės, siekia kurti kažką kartu, tačiau neišsigrynina, ant kokio stalo abudu yra pasirėmę. Tai, kad stalas stovėtų, mums gali užtekti vienos kojos, mums gali užtekti 2 kojų, mums gali užtekti 3 kojų, 4, mes galim stalą padaryti iš 5 kojų. Tačiau jeigu jos visos 5 kojos bus sudėtos vienoje pusėje ir nebus ligsvaros kitoje pusėje, stalas nestovės. Lygiai taip pat kaip ir ant vienos kojos. Jeigu pastatysitas ant stalo, sakykime, stalo kampe tą vieną koją ir nuo stalo kita pusė bus sunkesnė, tiesiog nukris, tai tiesiog nelaikys. Tai lygiai taip pat ir mūsų vertybės. Mes visi sakom, o šeima yra vertybė. Visi, ką esu sutikęs, kas turi šeimą, visi žino, kad šeima yra vertybė. Tačiau, kai reikia paaiškinti, kas yra šeimos vertybė, veiksme, prasideda, tu čia paklausai. Ir pagrindinis dalykas, kodėl žmonės apskritai atsiduria tokioje vietoje, dėl to, kad ypatingai tie, kuriem yra virš 20, 25 ir panašiai, pas mus nebuvo tokio auklėjimo. Mes neturėjome tokių sąlygų, kad mums kažkas rodytų pavyzdį, sakykime, atsisėstų mama su tėvu ir sakytų, mama, va, tai yra man svarbu. Ir prie kiekvieno iš tų dalykų, kas jai svarbu, jinai dar po 4 kojas duoda. Va, šitas man svarbu yra dėl to, ir dėl to, nes aš galiu taip ir taip elgtis. Tai yra gebėjimas paaiškinti tai, kas yra tau svarbu. Ir čia yra auksinis kabliukas komunikacijai. Nes dabar pagalvokit labai paprastai, jeigu žmogus negali išreikšti, sakykime, kalbėjom apie sveikatą. Aš noriu eiti sportuoti su svoriais ir kovų menais. Kas žinote, kas yra kovų menai, nežinau, apie ką ten sveikata, ta prasme, tave muša, tau suka koją, tave smaugia, tave pargriaus ant žemės kūlę, ten varto visai ir taip toliau, tu išeini, tau skauda. Tačiau atsiranda labai daug elementarių dalykų, dėl ko tai tampa vertinga. Lygiai taip pat, sakykime, štangų kilojimas. Tai turi tam tikrus privalumus. Pavyzdžiui, labai paprastas dalykas. Ar žinojote, kad jūsų liesos raumens masės
procentas, kai jums bus 40-50, tiesiogiai įtakoja faktorių, jog ar jūs patys atsistosit nuo lovos, būdami seni, ar ne. Daug kas to nežino. Tačiau būtent liesos masės tankis, kiek mes jos turime, ir įtakoja mūsų gebėjimą vienų senukų senatvę tokia, kitų senukų senatvę kitokia. Taip? Tai jeigu mano antra pusė neturi suvokimo, ką aš gaunu išlėkęs su savo brolyje, sakykime, į grupinės treniruotės, ten treniruojos maišytus kovos menus, ar ten graplingą, imtynės, kažkokias boksą, nesvarbu. Mes susitinkam su berniukais ir mes einam pasivoliotančių žinių, ne? Tai mums kažką duoda. Taip? Ir jeigu mano žmona nesupranta to, jinai sakys, kad ją erzina tai. Nes jinai nesupranta, kodėl man tai yra svarbu. Ir dažnas momentas yra, kur aš pats nežinau, kodėl man tai svarbu. Ir kai aš pats nežinau, kodėl man tai svarbu, viskas, ką aš galiu daryti, tai tik tais, liaudiškai tariant, jenčyti, jog manęs nesupranta, jog manęs negirdi, jog manęs nepriima, jog man nepalaiko tai, ko aš noriu daryti. Tačiau jeigu aš išsigryninsiu komunikaciją su savimi ir aš pasiimsiu, sakykime, mes su Mariumi esam broliai. Ir mes kartu statome bendruomenę ir statome sodybą. Ir Marius ateina ir man sako, žiūrėk, Karoli, aš norėčiau, kad sodyba būtų pastatyta iš molio. Aš atsisuku jį, bet Mariau, mes kalbėjome apie kanadietišką raudonmedį. Ir Marius atsisuka mane, bet Karoli, mūsų biudžetas. Ir aš manau, kad turėtume pagerbti mūsų protėvius. Ir suprantat, šitam pokalbį atsiranda toksai dalykas, vienas nuvarė į vieną kryptį, kitas varo kitą kryptimį. Ir sakykime, mano interesas buvo, aš myliu medieną, man labai patinka mediena, man labai patinka medienos kvapas, man labai patinka didelių iš rąstų suręstas namas. Tačiau Mariaus vertybės, jos eina šiek tiek kita linkme. Ne? Ir jeigu jisai man pakankamai nuoširdžiai paaiškins, kaip jisai jaučiasi, ką jisai masto taip. Karoli, vietoj to, kad išleistume pusę lemo ant kanadietiško raudonmedžio, galbūt skirkime tai paruošti kliučių trasai, galim padaryti čia, monetizuoti, išplėsti, galim daugiau veiklų pridaryti bendruomenį ir nariams ir panašiai. Ir dar pastatyti prie to pačio namą. Suprantat, tai keičia mano požiūrį į tai, ko aš noriu, remiantis tuo aiškumu, kurį man atneša mano partneris, šiuo atveju verslo, šiuo atveju šeimos partneris, kuris sako, žiūrėk, Karoli, šitas variantas mums yra efektyviau čia ir čia, mes gauname daugiau to. Ir aš tada galiu pasverti, jeigu aš žinau, kodėl aš noriu raudonmedžio, aš tada galiu pasverti, tai gerai, aš noriu šito čia yra efektyviau. Va čia yra momentas, kur yra šeimos vertybės. Taip, tai aš noriu papildyti čia tiesiog iš gyvenimo labiau, vyrai dažniausiai, jeigu tai yra pirma santuoka ir ilgesni pirmi santykiai, tai vyrai šeima rūpinasi per finansus, kas dažnai nuveda į Norvegiją, į Angliją, moteris lieka Lietuvoje arba tiesiog jie dirba tiek, kad moterims nelieka laiko. Lygiai taip pat moteris tada rūpinasi šeima, ten ar maistas, ar vaikai, plus dar dirba šiais laikais. Tikrai retai kada moteris leidžia savo nedirbti, bet esmė tame, kad vyras rūpinasi šeima per finansinę pusę, moteris rūpinasi šeima per laiką su vaikais, per jų aprūpinimą, per jų poreikių pasirūpinimą, per savo vyro poreikių pasirūpinimą. Ir kyla pyktis viens ant kito, nes neturi, kaip Karolis paminėjo, neišsiryškinę savo vertybių ir nepaaiškinę, dėl ko aš einu į darbą, dėl ko būtent tiek dabar noriu uždirbti ir ką mes darysim, kai aš tiek ir tiek uždirbsiu. Jau dažniausiai pokalbiai kyla iš to, kad oi, tu nedarai to, o tu nedarai to, ir tada tai nėra apie kaip sprendimo ieškojimo, tai yra apie tai, kad apginti savo poziciją ir tada jau pokalbio kokybė būna visiškai kitokia. Tai prašom toliau, Karolis. Taip, ir tas aiškumas ir ta santykių darna šeimoje, jinai, ta prasme,
mes galim paimti ir įvardinti tris momentus. Tai vienas yra momentas, kur vyksta chaosas, kitas momentas, kur yra meilė, harmonija, ir per vidurį yra tas momentas, kur nieks niekam neaišku. Tai, Mariau, gal tu labiau pasidalinsi. Aš įvardinčiau tris epizodus. Aš žinok, šitą paimsiu vėl, paimsiu per mūsų bendravimo prizmę. Chaosas yra reikalingas. Problema kyla, kad mes jo vengiam. Ne tai, kad chaosas pats, bet tas chaosas, ta baimė, tas pyktis, tie nemalonus jausmai, kurie kyla, kai yra užduodami klausimai, kai vyksta pokalbis, kuris yra nepatogus. Nes tik tais greunant kažką seno galim pastatyti kažką naujo. Arba išsiaiškinti, dėl ko tas senas vis dar tarnauja. Jeigu vienam esant šeimoje, jeigu vyrui ar žmonai yra kažkas neaišku ir viduje kyla pyktis, nepasitenkinimas, kažkokia gėda, kaltė, baimė, nesvarbu, kas tai būtų, dažnu atveju yra nuryjamas tas jausmas, nes yra nenoras, konflikto baimė, ir tada tik laiko klausimas, kada tas konfliktas sprogs taip, kad nebesuvaldysi, nes vieną kartą patylėsi, antrą kartą patylėsi, trečią kartą kai patylėsi, tada jau niekam, visiems užteks. Ir žmonai užteks, ir draugam užteks, ir dar pats nesusitvarkys. Kur jeigu mes išmokstam uždavinėti klausimus, jau pykti, jau kažko nesuprantu, apie ką mes čia kalbam, tiesiog tikiu, nes kažkodėl sugalvojau tikėti, bet prarysiu. Tai ne, taip neveikia ilguoju laikotarpiu. Sėdam, šnekam, užduodam klausimus, o kodėl, o kaip. Okei, gerai, jeigu tu dabar taip tiki, gerai, aš irgi tada pasižiūrėsiu. Tikiu, kad tu žinai geriau, aš noriu pasižiūrėti, koks bus rezultatas ir galbūt ir man tinka tai. Tačiau esmė tame, kad kalbėti, rinktis nebijoti to chaoso, kuris gali kilti. Nes kartais užduodami klausimai ir pakeltos situacijos bus labai nepatogus partneriui, žmonai, vyrui. Tačiau, kai tai yra pakeliama, tada galima su tuo dirbti. O jeigu mes apsimetam, kad to nėra, tada prikrausim vieną sluoksnį, antrą sluoksnį, trečią, ketvirtą, penktą, tol, kol nebeatlaikysim. Arba mes, arba aš, arba partneris. Ir tada jau kažkas, kai dėsi sieną, tada jau reikės aiškintis su viso tuo jovalu, kurį prisidirbom, nes bijojom mažesnių pokalbių eigoje. Tai rekomendacija šičia stebėti save ir išmokti bendrauti iš nuolankumo ir priėmimo. Ir čia dabar neatsakant, man toks juokas iš savęs, nes tikrai ne visada tai lengva padaryti. Tikrai būna momentų, kai norisi tiesiog užpykti, užsidaryti kambarį ir visi kalti ir visi nefaini ir sėdėti su savo tuo skausmu, nes tas skausmas ir nusivylimas yra toks pažįstamas ir toks savas, kad net nesinori iš ten eiti. Saviugda, Mariau, yra kaip giluminių vandenų nardymas, žinai, kuo giliau, tuo labiau paviršių nori. Ir kai išlendi paviršių, tada problemos prasideda kaip ledkalniai. Tu paviršių plaukėdamas nematai, kas po vandeniu, tai matai tik tais, kas virš vandenio. Ir tie trys epizodai mūsų kasdienybėje yra, žinai, vienas tas chaose, kitas toksai pereinamasis laikotarpis ir kitas yra meilė. Ir kiekvienam iš tų epizodų mes jaučiame skirtingas vertybės, ne? Tai, sakykime, chaoso metu mes galime jaustis kaip neverti ir fundamentaliai viduje galime jaustis lyg neverti tos antros pusės, tokiu būdu provokuoti konfliktą galime ir kiti panašus scenarijai. Dabar, kai baigėsi chaosas, prasideda tas toksai, žinai, susigulėjimo periodas, kur tu pradedi nešt kaltę, sakykime, po to, kai tu jau pasijauti nevertas ir tu dar provokavai, kad tau užtikrintų, jog tu nevertas esi, tada prasideda kaltė, nes po chaoso, per ramybės tą jau epizodą, kur viskas pradeda rimti, ateina meilės momentas. Ir kad prieiti prie meilės, tu turi realizuoti, taigi padariau. Ir esmė, kad mes visą laiką kabinamės į tą, kaip sakyt, žinai, tu tą padarei, tu tą pasakei, tu aną pasakei, o kodėl? Ar aš bandau suprasti tave, kodėl tu tai pasakei? Ir Marius šį kartą, ir ne tik šį kartą, daugybę atvejų panaudojo mus kaip pavyzdį, mane ir į mūsų bendravimą, mūsų mentorystės kelionę. Ir iš tikrųjų,
man labiausiai padėjo mūsų kelionėje, kas liečia mane ir Marių, kaip brolius, kaip sakyti, išspręsti, naviguoti per visus išbandymus, tai atsistojimas į jo batus. Tiek, kiek aš esu pajėgus atsistoti jo batus. Tai vietoje to, kad aš stovėčiau iš savo perspektyvos ir kalčiau čia, nu tai kaip jisai čia nesupranta, nu tai kaip jis čia vėl tą daro, ar ten kaip jis čia taip pasakė, kad aš apsikraučiau dėl to, tai kam? Aš tiesiog padarydavau labai paprastai, aš atsistodavau, pirmiausia, aš atsistodavau savo batus, kodėl iš viso man reikia apie tai su juo kalbėti. Antras dalykas, aš atsistodavau Mariaus batus, kodėl potencialiai Marius galėjo taip pasielgti arba tokius sprendimus priimti, kurie ten, sakykime, įtakojo mūsų kolektyvą ar ten kažką, nesvarbu. Trečias epizodas yra, aš atsistoju iš šono ir aš pažiūriu gerai, ką jie čia bando pasiekti, kas čia vyksta tarp jų dabar šitam pokalbyje, ne? Ir ketvirtas momentas yra, kur aš leidžiu savo pamatyti didesnį planą. Tuosme, kiekvienas, tiek Marius mano gyvenime, tiek aš Mariaus gyvenime, mes abudu vienas kitam prisidėjome prie labai kertinių momentų. Ir buvo tokie epizodai, kur mes turėjom vienas su kitu pokalbį, kuris truko 6 valandas neišėjus iš kambario. Ir mes net nepastebėjom, kai tas 6 valandos sprogo. Tačiau mes padarėme labai didelius žingsnius realizacijas ir tai buvo be galo svarbus pokyčiai. Ir aš manau, kad tie, kurie žiūrite, turite šeimas ir turbūt nežinau, gal 95% ar daugiau mūsų klausytojų gyvenime nėra turėję tokio ilgio pokalbio, o čia mes viskas, ko mums reikėjo, tai vienas sakinys, kuriame buvo nepasitikėjimas savimi ir baimė ir viskas. Ir tai pamatę, mes tiesiog nebegalėjom to paleisti, nes turėjom tai čia ir dabar sutvarkyti. Tai šičia vat irgi labai svarbus momentas, Karolis labai gražiai įvardino, tikrai esam turėję šitų pokalbių ir tikrai nekartą esam įsivardinę, kad kokia 80% pasaulio tiesiog nesugebėtų tame išbūti, ta prasme, toje erdvėje ir toje įtampoje, kuri kyla tų pokalbių metu, kai yra trigeriai visi paspaudžiami vienu metu. Ir grožis va šito yra nebijoti to pokalbio ir išbūti, nes vat būtent tais momentais ir įvyksta skyrybos, kai jau atrodo, kad širdis nebegali atlaikyti to, kas vyksta. Tarsi nebegali išjausti ar leisti savo jausti to jausmo, kuris dabar vyksta kūne, erdvėje, nes pokalbio metu kambario energija, tai atrodė, kad gali, ta prasme, su peiliu atsipjauti. Ir kai du vyrai sėdi vienas prieš kitą, ar jo, dažniausiai vienas prieš kitą ir kalbasi, kur, ta prasme, nėra pasirinkimo praslysti, pramanipuliuoti ar kažkaip kitaip pražaisti, tada vyksta virsmas, nes tai vyksta iš meilės. Ir va čia va ir yra toks, kaip ir save. Atrodo, kad pyktis ir, sakykime, tokie pokalbiai, kurie gali įskaudinti, natūraliai mums jaučiasi dažnai kaip kažkas vengtino, kažkas negero, tausme, norisi apsaugoti, atrodo, artimą žmogų tam, kad neįskaudinti, tam, kad jis nepajaustų neigiamų emocijų, kur meilė ir yra, tausme, patys artimiausi ir labiausiai mylinti žmonės tau gali pasakyti tą teisybę, kurią tu turi išgirsti, kur tu kartais grybauji. Čia grybauji ir čia grybauji, o tie žmonės, kurie to nepasako, tai gal tu jiems netaip ir rūpi. Kodėl jie turi tau sakyti, jeigu tu kažkas šiaip, pašalaitis tavo gyvenime, bet žmonės, kuriems tu tikrai rūpi, kurie mato tavo potencialą, kurie mato, kad tu gali daugiau, kad tu pats savo kažkur praslysti, tikrai čia labai man iš tikrųjų ir linksma, ir net saldu su Karoliu dalintis būtent šitoje temoje, kur mes neplanavom dalintis būtent savo istoriją, tačiau dabar kalbant, kaip tai yra gražu pastebėti, kad tai vyksta tarp brolių, tai vyksta tarp vyro žmonos, tai vyksta tarp verslo partnerių. Jeigu mes pagaliau subręstame emociškai turėti sudėtingus pokalbius iš karto, tame momente, kai pajaučiu, kad kažkas negerai, sėdam, kalbam, nes kažkas yra. Būna momentai, kad nesuprantu, kas, tiesiog jaučiu, kad kažkas yra. Sėdam, kalbam. Ne dėl to, kad mes norim išsiskirti, ne dėl to, kad aš noriu toliau nuo tavęs išeiti, o tam, kad suprasti, kad, kažkur man užgrojo. Kas užgrojo, negaliu dabar pasakyti. Tai atsisėdam, pasikalbam, kad man tai negrotų, kad aš neteičiau po 3 dienų ir nenorėčiau ten suplytą tavo galvą šauti už tai, kad prisišnekėjai nesąmonę.
Nes irgi vat, iš mūsų patirties būdavo momentai, kur pradžioj, kai kartu pradėjom darbuotis, buvo momentai, kur kokį pirmadienį nutyli, ties trečiadienį arba ketvirtadienį jau vyksta pokalbis. Ir jau abudu galim, nu, ar vienas, ar kitas, okei, jau pirmadienį man užgrojo kažkas, bet pamiršau, ar ten, vat, ai, tipo nieko tokio. Ir tada tik tais vat, laiko klausimas, kada su tuo reikia tvarkytis. Tiesiog jau tada su didesniu sumuštiniu reikalų ateina šnekėtis. Mhm. Tai, vat kaip Marius sako, tas komunikacijos elementas sunkus pokalbiai. Tai sunkus pokalbiai dažniausiai ir yra tenais, kur mes, kaip sakyti, juos padarome sunkiais. Ir atsimenu epizodą, kad Marius man darydavo Demartinio balansavimo įrankio sesiją. Kelis kartus tu man darėjai, ne? Ir jis sakydavo, kad su visais taip lengva būtų kaip su tavimi. Nes pas mane nėra visiškai jokio pasipriešinimo. Aš galiu vartyti visą savo šią patirtį nuo A iki Z ir pas mane nėra nei šleikštulio, nei engimo, nei neigimo. Pas mane jo buvo daug. Aš labai daug neteisybės pamačiau ir to neteisybė mane buvo įsigalinus. Aš labai norėjau pataisyti dalykus ir panašiai. Ir tie visi niuansai, jie buvo, sukūrė manį tam tikrus modelius, kurie trukdė man kurti santykius, šeimą, verslą, begalė scenarijų. Ir tie sunkus pokalbiai iš tikrųjų yra konstruktyvus bendravimas. Tai reiškia, kad vietoj to, kad, kaip sakyt, aš klausausi tam, kad tau atsakyti, nes, man svarbu, kad pasakyti tą, ką aš noriu pasakyti, aš klausausi tavęs tam, kad tave suprasti. Nes kas iš to, kad aš klausysiu tave viena ausimi ir kitoje aš jau galvoju, ką tau atsakyti, jau ieškau prie ko prisikabinti prie tavęs, vietoj to, kad pirmoje vietoje aš tai išgirščiau, kad aš suprasčiau, kaip tu jautiesi. Ir vienas pagrindinių dalykų sąmoningoj komunikacijoj yra įvertink kitą pusę, priimk ir pripažink, kad jeigu dabar Marius man sakytų, Karoli, aš manau, mes biški per greitai šitam pokalbį einame ir aš turiu du pasirinkimus. Vienas ignoruoti, kad jam yra per greitai ir varyti toliau savo tempų, nes man taip yra patogiau, arba sulėtėti ir pasiklausyti, kodėl jam tai yra per greitai ir kaip jis dėl to jaučiasi. Ir tai suprasdamas, aš iš karto galiu mokytis. Aš iš karto galiu tai pritaikyti. Aš galiu, sakykime, sekančiame pokalbė, aš su Mariumi nebeskubėčiau. Aš sakyčiau, žiūrėk, Mariau, Marius jau kažką matau antrą kartą nori sakyti, tai toj perleidžiu. Sakyčiau, Mariau, žinai, kaip padarom, duokim kelias minutės viens kitam, atsikvėpiam, prasikvėpuojam, tiesiog pabūkime čia ir dabar ir pratęsime pokalbį. Galbūt mums reiktų tokio varianto. Mariau. Taip, tai šičia aš puikiai prisimenu mūsų pokalbį, kai jisai vyko apie tai, kad aš atšaudavau, kaip Karolis dabar apie tą, kad ne tai, kad klausau ne tam, kad išgirstu, tam, kad atšauti. Aš toks stoviu ir nesuprantu, apie ką jisai kalba. Ir kai gindavaisi. Kaip? Kai gindavaisi, tai vietoj to, kad priimti, išklausyti kritiką, tu atšaudavai, o tu? Ir čia vienas iš tokių juokingų mūsų brolystės momentų, aš kartais senas pasijaučiu, nes man 36, Karoliui kažkas 25, 26 ir 28 ir jis man sako ir aš toks tipo niekada neturėjau žmogaus, kuris man taip aiškiai parodytų mano tuos modelius, tokius bendravimo modelius, elgesio modelius, toks jausdavausi tarsi sumedėjęs savo elgesio modeliuose, kurie davė būtent rezultatą tokį, kokį davė. Ir reikėjo tokio žmogaus kaip Karolis, kuris turėtų pakankamai kantrybės, užsispyrimo, drąsos, tam, kad man juos būtų galima pamatyti ir kad aš galėčiau daryti pokyčius juos pamatęs, arba nedaryti pokyčių juos pamatęs. Bet ta dalis, kur tikrai ne kartą pasijaučiau, ne tai gal kad senas, bet toks sumedėjęs savo bendravime, savo mąstyme, kur
tam, kad atrasti naujus elgesio modelius ir gauti naują rezultatą, reikėdavo juos visiškai sutrupinti tam, kad pradėčiau elgtis kitaip, negu elgiausi iki tol. Taip, taip. Ir čia va tas momentas, atsimeni, Mariau, kai mes kalbėjome su Mariu, turėjom pokalbį apie priklausomybės, kodėl žmonės, sakykime, jie realizuoja, sakykime, kodėl jie, tarkim, vartoja tam tikrus, ten, sakykime, cukrų ar ten narkotikus ar kažką, nesvarbu, ne? Bet kokius stimulantus, per kuriuos mes bėgame. Tai gali būti ir informacija. Ir mes kalbėjome apie tai, kodėl žmogus realizuoja, atrodo, tiek daug suprato, kodėl tai daro, tačiau nenustoja to daryti. Nes ir aš kaip Mariui paaiškinau, sakau, tai čia, aš mėgstu stalo pavyzdį. Tai sakau, čia kaip stalas. Sakau, jeigu sakau, dabar iš čia pasižiūrėsiu, aš matau šitą dalį stalo. Sakau, aš čia matau kojas šitos pusės. Sakau, bet sakau, kad man pamatyti visą stalą ir jį suprasti, man reikia jį apeiti. Man reikia pažiūrėti iš ten. Iš ten reikia pažiūrėti, ne? Iš ten reikia pažiūrėti. Reikia po stalų pasižiūrėti. Ta prasme, aš turiu suprasti, kaip šitas stalas veikia. Lygiai taip pat yra ir su pamokomis gyvenime. Arba mes suprantame, arba ne. Jeigu mes nesuprantame, mes kartojame tą patį elgesio modelį, tą patį vertybių modelį, kuris mums leidžia pakartoti scenarius. Ir dabar vienas pagrindinių dalykų, kas iš tikrųjų mums su Marium, mano šeimoje labiausiai padėjo, tai praktikavimas to, apie ką mes šnekam. Ta prasme, tu gali skaityti, kiek nori knygų, gali pasiimti kursų, kiek nori, gali, kaip sakyt, žinai, gauti nemokamų coachingo sesijų ir panašių dalykų, pilna žmonių, kurie tai daro, kurie tai padeda. Tačiau jeigu tu išeisi iš specialisto kambario, jeigu tu išeisi perskaitęs knygą į gyvenimą ir tu nieko nepritaikysi, jeigu tu nepraktikuosi, jeigu tu nestudijuosi tos informacijos, tai prasme, tu tiesiog bėgai. Tu nebuvai sprendimo, kaip sakyti, nebuvai subrendęs sprendimui, tu buvai subrendęs pabėgioti. Ir dabar elementarus dalykas, kaip mes su Mariumi, kaip sakyti, praktikuodavome savo pamokas, tai mes reguliariai eidavome pasikalbėti dviese apie darbus, kaip jautiesi, kaip šiandien, kas šiandien. Kūrėme aplinką, kurioje jisai padėjo man augti, aš padėjau jam augti ir mes padėjome kartu kitiems augti ir kiti padėjo mums augti. Dėl to, kad mes praktikavome sąmoningą ir atvirą komunikaciją. Dabar vienas dalykas su šeima. Tai labai dažnai, kai vienas iš partnerių turi, sakykime, didelę viziją, ir kitas partneris galbūt labiau yra analitiškas, galbūt ne tiek, sakykime, visionary, tai kaip čia, nežinau, kaip čia lietuviškai verčiasi visionary. Mažiau gal kūrėjas, aš pavadinčiau. Na, sakykime, mažiau gal kūrėjas, aš manau, visi mes vienodai kūrėjai savo gyvenime, bet tiesiog tas palyginimas, ne, toksai. Tai, sakykime, aš esu labiau tas tokios didelės vizijos matantis žmogus, ne, o, sakykime, mano partneris yra mažesnės vizijos matymo spektre, ne. Automatiškai aš negaliu tikėtis tikėjimo, palaikymo, supratimo iš antros pusės tam pačiam lygiai vizijos, kurią aš matau, nes tai yra tai, ką aš matau. Ir norint, kad iš tavęs, kaip sakyti, tau nesipriešintų tavo tikslams, kad nesipriešintų tam, ko tu nori iš gyvenimo, nes, nu, žiūrėkit, visi gyvena kaip kas nori. Tačiau nėra tokio dalyko, dėl ko tu turėtum aukoti savo gyvenimą, kad patenkinti kažkieno poreikius, kas aš kalbu apie sveiką santykį, apie sveiką žmogų. Ne? Ir jeigu tu supranti, kodėl tu turi poreikį daryti tai, ką turi, jeigu tai padaro tave laimingų, sveikai, jeigu tu gali paaiškinti, iš kur tai ateina, o ne šiaip noriu ir viskas. Ir man nusišikt ant tavęs, ką tu manai, ką tu sakai, aš noriu. Čia jau yra manipuliacija, čia jau yra vengimas, čia jau yra akių užsidarimas, migla. Ne apie tai. Kalba eina apie tai, kur mes abudu sėdam ir sakom, žiūrėk, aš noriu kietmedžio, aš noriu molio. Kodėl?
Ir mes galime priimti sprendimus ir mes galime pasikalbėti. Ne? Ir galbūt, sakykime, mano žmona nori kietmedžio grindų, o dabar aš noriu molio grindų, tai aš molio grindis pasidarysiu vyro kambarį, vyrų oloje. Mes su berniukai susitiksim ir per molinės grindis mes vaikščiosime. Ne? Sportuosime, ten žaisime biliardą ir taip toliau. Tai mes prieiname prie bendro sutarimo. Tačiau tai turi būti praktikuojama ir tas grynumas, tas gebėjimas iškomunikuoti mūsų vertybės, taip? Gebėjimas iškomunikuoti mūsų vertybės, gebėjimas išgirsti kito žmogaus vertybės ir emocijas, gebėjimas priimti kitą žmogų su tuo, kaip tai yra. Nes, žinai, lengva yra, kaip sakai, mes gyvenam pasimatymų kultūroje. Teisingai. Mes gyvenam pasimatymų kultūroje. Mes einam į pasimatymus, kaip parduotuvį batus matuojamės. O pasimatuojame, ne šitie. Nu, jau kitus pasimatau, ne šitie. Anksčiau tokių dalykų nebuvo. Ne? Ir buvo tos ir santuokos kitokios, tačiau buvo tuo pačiu metu labai daug kitų dalykų. Smurtas šeimoje, priklausomybės, apie kurias nieks daug nekalbėjo, be pasirinkiminės santuokos ir panašus dalykai. Ne? Tai dabartiniai kultūrai, kai yra pasimatymų kultūra, mes norime, nenorime, turime tokį niuansą savyje. Visada yra pasirinkimas, visada variantas, visada galiu kitą susirasti, visada ateis kažkas kitas ir panašiai. Ir va tas mąstymas pa žmonės, kur tu turi variantą mesti, lygiai tas pats yra versle, lygiai tas pats yra sporto karjeroje, lygiai tas pats yra visur. Kol tu turi planą B, tol tu turi variantus. Ir kai žmogus pasako, žiūrėk, dabar mums yra sunku, man tai yra šeima, dabar mums yra sunku ir aš matau, kad tau yra sunku, tokiu elgesiu tu parodai savo skausmą man ir tai mane žeidžia. Tačiau aš suprantu, kaip tu jautiesi ir aš esu čia tam, kad kartu mes įveiktume tai. Tačiau tu su manimi taip bendrauti nebegali. Ar supranti, kodėl tu su manimi tai bendrauji? Ir jeigu mes praktikuosime šitus pokalbius, šitą mechaniką kiekvieną dieną, 2 kartus, 3 kartus, mes galime pastebėti, kad kelių dienų bėgyje, vienos dienos bėgyje, savaitės bėgyje, mūsų santykiai įgauna kitą prieskonį, kur pokalbis yra nebe toks, kaip buvo anksčiau. Žinai, anksčiau, paimsiu pavyzdį, aš vienos santykius turėjau, kur kai viskas gerai, labai faini pokalbiai, labai viskas pozityvų, viskas čiki-piki, jo? Tačiau tik kažkas pasisuka ne taip, geriau net nepasakau. Ir esmė tame įvyksta užsidarimas, vyksta nebenoras kalbėti. Tai kas tai yra per vertybės? Ar tai šeimos vertybės, kad kai pasidaro sunku, tu uždarai duris ir tu net nebepagalvoji apie tokį dalyką, kad palauk. Taigi, tai apie tai yra šeima. Juk tam yra palaikymas. Ir aš nesakau, kad tave pasiguldęs ant žemės jau lupa ir aš tave palaikysiu, žinai, trūktų už vadžių vėl iš pradžių, aš tave palaikysiu. Ne, tai yra ne apie tai. Tai yra ir pagarba savo, taip, yra meilė savo, yra sveiki dalykai. Aš kalbu apie žmogų, kuris nori atsiverti pokyčių. Aš kalbu apie šeimą, kuri nori būti šeima. Kai šeima atsistoja, keli žmonės, 2 žmonės, nesvarbu, ir jie sako, žiūrėk, aš noriu, kad mes būtume laimingi. Aš noriu, kad tu tai pasiektum, aš noriu, kad tu įgyvendintum savo svajones. Aš matau tave geriausią tavęs versiją. Nes jeigu aš nebūčiau matęs savo žmonoje to, ką aš joje po šiai dienai matau, tai aš nebūčiau buvęs. Lygiai taip pat su Mariumi. Jeigu aš nebūčiau matęs to Mariuje, ką jisai turi ir tuom, kuo jisai tapo per paskutinius 1 metų, padaręs savo tos pokyčius, savo sprendimus ir praėjęs žingsnius, kuriuos jisai praėjo pats per savo gyvenimą, aš jame mačiau visą tai, kuo jis tapo ir tampa toliau. Jeigu aš būčiau to nematęs, aš nebūčiau su juo bendravęs. Tai yra tiesiog tai, kas aš esu. Pas mane aplinkoje yra tam tikras spektras žmonių ir aš tiesiog taip operuoju. Ir man tai yra, neįvardinčiau, kad man tai yra patogu, man tai yra iššūkingai patogu. Nes man tai leidžia apsupti save žmonėmis,
kurie turi parako savyje, kurie turi savyje parako. Už tai mano žmona turi parako, už tai Marius turi parako, už tai kiekvienas iš mano brolių turi parako ir kiekviena iš mūsų bendruomenių turi parako keistis, transformuotis ir augti. Apie tai, apie praktikavimą viso to, apie tai, kad mes kiekvieną dieną sėdami į pokalbius, sėdami į transformacijas, kur kartu drąsiai vieni kitus palaikome. Va, apie tai man yra šeima. Labai Karolis ir įkvėptas matosi tuo, ką pasakė, labai jaučiasi išgyventa visą tai, ką pasidalinai. Ir net man iš tikrųjų pasirodė gražu ir išgirsti tai ir dar kartą ir naujai išgirsti, ką tu pasakei. Aš manau, kad mes jau dabar einam į pabaigą su pirmuoju pristatymu. Ir jeigu turite klausimų, pasiūlymų, visą kitą aptarsime po video. Taip? Taip, tai tik tais galbūt trumpai dar pristatome būtent šeimos dirbtuves, tai 4 pagrindinės problemas spręsime, tai neaiškias vertybės, tai padėsime jums aiškiai nustatyti ir suderinti pagrindinės šeimos vertybės, užtikrinant patį faktą, jog jeigu jūs tai pritaikysite, jog jūsų visi šeimos nariai supranta, kokie yra jūsų tikslai ir kokie yra bendri tikslai, kokie yra jūsų tikslai ir kad tai veiktų jums. Taip? Dabar antra problema yra prastas bendravimas ir nesusikalbėjimas. Ir mūsų tikslas yra pasiūlyti efektyves bendravimo ir konfliktų sprendimų strategijas, kurios padės suprasti pačiam save ir padės suprasti jūsų antrą pusę, jūsų šeimos narius, kas yra be galo svarbu. Trečia problema, kurią sprendžiame, yra tai padėsime sustiprinti jums šeimos ryšį, nes jeigu neturite, kaip sakyti, jeigu jaučiatės praradę šeimos ryšį, jeigu jaučiatės, jog šeimos ryšys yra silpnas, tai nėra lengva, tai neša jumise savotišką graužatį. Ir sprendimas yra labai paprastas. Tai praktiniai įrankiai, kurie leidžia suartėti, kurie leidžia savyje skatinti empatiją ir klausimosi, išgirdimą tų jums brangių žmonių. Dabar 4 problema, kurią mes sprendžiame, tai ilgalaikės šeimos vizija ir vienybės trūkumas. Labai daugelis šeimų gyvena be vizijos, jie gyvena tik, kad vienas į kitą laikosi įsikabinę. Ir jeigu jūs esate tam šeimos formate ir jūs norite taip gyventi, kur ta prasme jūs kartu nieko nesiekėte, kur jūs kartu nesvajojate, jūs kartu vieni kitų nerealizuojate, prasme, šitos dirbtuvės tikrai ne jums. Tačiau jeigu jūs norite pamatyti geriausią savo šeimos versiją, jog ta šeimos versija, kurią jūs žinote, kad jūs jį esate, tiesiog stovi kažkokie dalykai, kurie atrodo kvaila, atrodo paimčiau tai ir išspręsčiau. Vadinasi, šitos dirbtuvės jums, nes matai, paimsim ir išspręsim. Taip? Tai paskutinę problemą mes sprendžiame labai paprastai. Mes padedame jums suformuoti šeimos viziją kartu su jūsų šeima. Mes parodome pavyzdį, kaip sukurti šeimos kodeksą ir nusistatyti bendrus tikslus. Tada nei skirtingi tikslai vieni kitiem netrukdys, nei skirtingos vertybės vieni kitiem netrukdys. Visi dirbs per centruotą, darnų ir harmoningą būdą, komunikuojant ir kuriant kartu. Tai ačiū už tiek, Mariau. Tai Karolis viską pasakė, jeigu kyla klausimų, rašykite arba Karoliui, arba man, arba tiesiog komentuokite po video ir daugiau informacijos bus paskelbta puslapyje arba nuorodoje prie video. Iki.